Ar tau patinka sąmokslo teorijos? Tiems, kurie nežino, sąmokslo teorijos tai įsitikinimai, kad egzistuoja slapta grupė ar galingi žmonės, kurie kuria planus ir slepia juos nuo visuomenės. Tačiau stebėtina, kad kai kurios sąmokslo teorijos pasirodė esančios tiesa. Ir šiame vaizdo įraše mes tai ir sužinosime. Yra istorijų, kurios atrodo neįtikėtinos. Pavyzdžiui, kažkas anksčiau sakė, kad CŽV sukūrė katę su paslėptu klausymosi įrenginiu, kad galėtų šnipinėti. Taip pat buvo teigiančių, kad Apple tyčia lėtina kai kurių senų iPhone'o veikimą. Iš pradžių šios istorijos atrodė kaip sąmokslo teorijos, tačiau kai pasirodė dokumentai ir analizės, paaiškėjo, kad kai kuriuose iš jų yra tiesos. Pradėkime nuo Šaltojo karo laikų. Tai buvo laikotarpis, kai Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga aršiai varžėsi siekdamos gauti slaptos informacijos. Šnipų darbas buvo pavojingas. Jei agentas būdavo pagautas, jis galėjo būti įkalintas arba nužudytas. Todėl CŽV sugalvojo kitą būdą, kaip klausyti slaptų pokalbių žmogui neprisiartinant. 1964 metais CŽV pabandė panaudoti katę. Projektas buvo pavadintas Acoustic Kitty. Planas buvo pritvirtinti katei mažą mikrofoną ir siųstuvą. Kai katė priartėdavo prie žmonių, įrenginys jos kūne klausydavosi jų pokalbių. Ant popieriaus tai atrodė kaip gera idėja. Juk visiškai įprasta pamatyti katę vaikštinėjančią lauke. Žmonės iš karto neįtars katės. Tačiau buvo viena paprasta problema. Nėra lengva nurodyti katei, kur ji turi eiti. Per bandymus katė eidavo ten, kur pati norėjo. Net jei prietaisas veikia, CŽV negalėjo pasikliauti, kad katė prieis prie reikiamo žmogaus reikiamų metu. Dėl to projektas buvo nutrauktas 1902 metais. 1967 metais Acoustic Kitty nebuvo panaudota tikroje šnipinėjimo misijoje. Yra ir garsus pasakojimas, kad katė buvo paleista netoli Sovietų ambasados ir ją iškart partrenkė taksi. Tačiau, pasak pačios CŽV, ta istorija nėra tikra. Šnipo katės projektas buvo tikras. Tačiau ne visos istorijos, kurios apie tai pasklido, yra tikros. Ir CŽV taip pat nesustojo kurdama keistas šnipinėjimo technologijas. 1970-aisiais jie sukūrė mažą skraidantį aparatą, kuris atrodė kaip laumžirgis. Jis buvo pavadintas Insectotopter, tai tarsi labai mažas dronas. Tikslas buvo nuskraidinti jį arti taikinio, kad galėtų klausytis pokalbių ir nebūtų lengvai pastebėtas. Jis galėjo skristi, bet buvo labai lengvas. Jei vėjas būdavo stipresnis, jis nuklyzdavo nuo teisingos krypties. Dėl to Insectotopter nebuvo praktiškas tikroms šnipinėjimo misijoms. Šie du projektai parodo, kad kartais istorijos, kurios atrodo išgalvotos, iš tikrųjų turi tikrą pagrindą. Po kelių dešimtmečių pasklido kaltinimai apie Apple. Daugelis iPhone naudotojų pastebėjo, kad jų seni telefonai tarsi pradėjo veikti lėčiau. Dėl to kai kurie žmonės pradėjo galvoti, kad Apple tyčia lėtina senų iPhone veikimą, kad klientai pirktų naujesnius modelius. Ilgą laiką nebuvo aiškaus atsakymo. Tačiau 2017 m. gruodį Jonas Poolas iš Geekbench ištyrė daugelio iPhone veikimą. Jis pastebėjo, kad kai kurie seni iPhone su sena arba silpna baterija veikia lėčiau. Kai baterija pakeičiama, telefono veikimas vėl gali tapti greitesnis. Netrukus Apple patvirtino, kad iš tiesų naudoja programinę įrangą, kuris sumažina kai kurių iPhone maksimalią spartą, kai baterija jau silpna. Tačiau Apple paaiškino, kodėl jie tai padarė. Senstant baterijai, jos gebėjimas staiga tiekti didelę galią silpnėja. Kai baterija nebegali suteikti tiek energijos, kiek reikia telefonui, iPhone gali staiga išsijungti. Kad sumažintų tokių išsijungimų tikimybę, programinė įranga kai kuriais atvejais sumažina procesoriaus naudojamą galią. Įsivaizduokite tai kaip seną žaislą maitinamą baterijomis. Kai baterija nauja, ji gali leisti žaislui veikti greitai. Tačiau kai baterija nusilpusi, žaislas gali staiga sustoti, jei bus bandoma naudoti daug energijos. Todėl iPhone programinė įranga pirmiausia sumažina našumą, kad telefonas staiga neišsijungtų. Didelė problema yra ne tik ta, kad kai kurie iPhone sulėtėjo. Daugelis klientų supyko, nes iš pradžių jiems nebuvo aišku, kad Apple taip daro. Vartotojas gali pagalvoti, kad jam jau reikia pirkti naują telefoną, nors iš tikrųjų problema yra sena baterija. Po šio ginčo Apple ėmė aiškiau informuoti apie iPhone baterijos būklę. Baterijos būklėje dabar vartotojas gali matyti, ar baterija jau silpna ir ar tai jau paveikia telefono veikimą. Taip pat gali padėti baterijos keitimas, kad pagerėtų veikimas.
Taigi, iš šių dviejų istorijų yra svarbi pamoka. Tiesa, kad CŽV bandė paversti katę šnipinėjimo įrenginiu. Taip pat tiesa, kad Apple sumažino kai kurių iPhone veikimą, kai baterija jau silpna. Ir dar viena. Kita istorija bus apie automobilį, kuris tapo viena garsiausių saugumo skandalų Amerikoje. Tai yra Fordas Pinto. 8-ojo dešimtmečio pradžioje Ford norėjo sukurti mažą ir pigų automobilį, galinti konkuruoti su importuotomis transporto priemonėmis. Todėl jie sukūrė Pinto. Jis greitai tapo populiarus ir daugelis amerikiečių jį įsigijo. Tačiau kai Pinto automobilių keliuose daugėjo, išryškėjo rimta problema. Kai į kai kuriuos Pinto iš galo stipriai atsitrenkdavo, galėdavo būti pažeista kuro bakas ir ištekėti benzinas. Jei atsiras kibirkštis, automobilis gali užsidegti. Pinto kuro bakas buvo už galinės ašies ir arti automobilio galo. Per kai kurias avarijas kuro baką galėjo pažeisti ir kitos automobilio apačioje esančios dalys. Dėl to kai kuriuose incidentuose kilo gaisrai, kurių metu žmonės žuvo arba buvo sunkiai sužeisti. Vėliau JAV vyriausybė pradėjo tirti šią problemą. 1978 metais saugos reguliuotojai pareiškė, kad Pinto kuro sistemoje yra problema, kuri gali sukelti didelį benzino nutekėjimą susidūrus iš galo. Ford sutiko atšaukti maždaug 1,5 milijono Ford Pinto ir Mercury Bobcat automobilių, kad ištaisytų problemą. Čia pradėjo plisti dar labiau šokiruojanti istorija. Sakoma, kad Ford žinojo, jog Pinto yra pavojingas, bet nusprendė jo netaisyti, nes esą pigiau sumokėti žuvusiųjų ar sužeistųjų kompensaciją, ei pataisyti visus automobilius. Yra tikras Ford dokumentas, kuriame lyginamos saugos patobulinimų išlaidos ir galimų mirčių bei sužalojimų kaina. Tiesa, kad Ford Pinto turėjo rimtą saugumo problemą ir tai privedė prie didelio atšaukimo. Tačiau garsi istorija, kad Ford tiesiogiai pasirinko pinigus vietoj žmonių gyvybių, yra pernelyg supaprastinta. Ford tikrai atliko kaštų analizę, bet tai nereiškia, kad jie sąmoningai nusprendė netaisyti Pinto vien tam, kad sutaupytų pinigų. Tikroji situacija buvo kur kas sudėtingesnė. Didžiausia problema buvo ta, kad Ford jau buvo pardavęs daugybę Pinto automobilių, kol saugumo problema galutinai buvo išspręsta. Todėl Pinto atvejais parodė, kad neužtenka, jog produktas atitiktų tik pagrindines saugumo taisyklės. Įmonė taip pat turi užtikrinti, kad produktą būtų tikrai saugu naudoti. Jei atsiranda rimta grėsmė, įmonė turi pareigą greitai ją ištirti ir pašalinti. O dabar po automobilio pereikime prie maisto. Daugelis žmonių tikėjo, kad riebalai yra pagrindinė širdies ligų problema, tačiau vėliau atsirado senų dokumentų, kurie parodė, kad buvo viena didelė cukraus pramonės grupė, kuri tyliai padėjo tyrimams apie cukrų ir širdies ligas. 1960-aisiais tarp mokslininkų vyko didelės diskusijos dėl širdies ligų priežasčių. Buvo tyrėjų, kurie tyrinėjo sočiuosius riebalus. Kiti tyrinėjo, ar didelis cukraus kiekis taip pat turi didelės įtakos. Tai buvo labai svarbu cukraus pramoniai. Jei visuomenė patikėtų, kad per didelis cukraus kiekis kenkia širdžiai, saldžių maisto produktų ir gėrimų pardavimai galėtų sumažėti. 1965 metais Cukraus tyrimų fondas, grupė, remiama cukraus pramonės, sumokėjo Harvardo mokslininkams, kad šie parengtų apžvalgą apie cukrų, riebalus ir širdies ligas. Apžvalga nebuvo naujas eksperimentas. Jie išnagrinėjo kitų mokslininkų jau atliktus tyrimus ir tada padarė išvadas remdamiesi tais tyrimais. Problema buvo ta, kad visuomeniai nebuvo pasakyta, jog cukraus pramonės įmonės iš tikrųjų finansavo šį tyrimą. Tuo metu taisyklės dėl to, kas finansavo tyrimą, dar nebuvo tokios griežtos. Jų tyrimas buvo paskelbtas 1967 metais. Ir čia jie labiau pabrėžė, kad sotieji riebalai yra pagrindinė širdies ligų priežastis. Pasak jų, cukraus poveikis ir įrodymai dėl šios ligos yra daug mažesni. Po daugelio metų tyrėjai rado senus laiškus tarp Cukraus tyrimų fondo ir Harvardo mokslininko. Dokumentai parodė, kad cukraus pramonė finansavo tyrimą. Jie taip pat pateikė tyrimus, kuriuos norėjo, kad tyrėjai naudotų, ir matė juodraštį prieš jam pasirodant viešai. O 2016 metais Kalifornijos universiteto San Franciske tyrėjai paskelbė savo analizę apie šiuos senus dokumentus. Tyrėjai nustatė, kad cukraus pramonė galėjo prisidėti prie to, jog kaltė buvo labiau nukreipta į riebalus, o ne į cukrų. Tačiau tai nereiškia, kad sotieji riebalai yra saugios, o blogas tik cukrus. Abu juos reikia riboti, kai jų suvartojama per daug. Svarbiausia tai, kad visuomeniai nebuvo aišku, jog būtent cukraus pramonė finansavo šį tyrimą. Todėl žmonės nežinojo, kad yra verslas, kuris taip pat gauna naudos iš tyrimo rezultatų.
Čia matyti, kodėl svarbu žinoti, kas finansavo tyrimą. Neužtenka, kad universitetas ar mokslininkas būtų garsus. Taip pat turi būti aišku, kas sumokėjo ir kaip buvo atliktas tyrimas. Yra dar viena istorija, kuri iš pradžių skamba tarsi mokslinė fantastika. Todėl sakoma, vyriausybė gali kontroliuoti orą. Tiesa ta, kad jokia vyriausybė negali pakeisti visų orų, kada tik panorės. Tačiau yra technologija, kuri gali bandyti padidinti lietų iš debesų. Tai vadinama debesų sėjimu. Ir kartais Jungtinės valstijos iš tikrųjų ją naudojo kaip dalį karinės operacijos. Vietnamo karo metu Ho Chi Minho takas Jungtinėms valstijoms buvo didelė problema. Tai nebuvo tik paprastas kelias. Tai buvo didelis kelių tinklas Vietname, Laose ir Kambodžoje, kurį naudojo Šiaurės Vietnamo pajėgos. Juo buvo gabenamas maistas, ginklai ir kariai. JAV kariuomenė pastebėjo, kad stipriai lyjant keliai tampa purvini ir sunkvežimiams sunkiau pravažiuoti. Todėl jie sugalvojo pabandyti kai kuriuose vietose padidinti lietaus kiekį. Čia prasidėjo slapta programa pavadinta projektu Popajus, kuris dabar geriau žinomas kaip Operacija Popajus. JAV kariuomenė naudojo debesų sėją. Lėktuvai išmeta smulkes cheminės daleles į tinkamus debesis, kad pabandytų padidinti lietų. Tai nereiškia, kad jie gali sukelti lietų, kai nėra debesų. Pirmiausia, reikia tinkamo tipo debesų ir oro sąlygų, kad procesas turėtų galimybę veikti. Operacijos Popajus tikslas buvo padidinti vandens kiekį kai kuriuose tiekimo keliuose, kad keliai suminkštėtų ir priešo sunkvežimiams būtų sunkiau pravažiuoti. Tikroji operacija prasidėjo 1967 metais ir tęsėsi iki 1972 metų. Operacija ilgą laiką buvo slepiama nuo visuomenės. Kai apie tai sužinojo žurnalistai ir įstatymų leidėjai, Amerikoje kilo didelės diskusijos dėl oro sąlygų keitimo naudojimo kare. 1974 metais buvusi slapta oro modifikavimo programa buvo aptarta pačiame JAV senate. Tačiau svarbu aiškiai pasakyti vieną dalyką. Nebuvo įrodyta, kad operacija Popajus galėjo visiškai kontroliuoti orus Vietname. Ji mėgino padidinti lietų pasirinktose debesyse. Taip pat sunku nustatyti, kokį tikrą poveikį tai turėjo, nes musonų sezono metu lietus natūraliai būna labai stiprus. Dėl baimės, kad šalys gali panaudoti aplinką kaip ginklą, Jungtinės tautos sukūrė tarptautinį susitarimą. Jis vadinamas NMOD ir buvo patvirtintas 1976 metais. Jis buvo atvertas pasirašyti 1977 metais ir įsigaliojo 1978 metais. Jis draudžia naudoti aplinkos modifikavimą kaip ginklą, kai tai gali sukelti didelę, ilgalaikę arba sunkią žalą. Jis nedraudžia visų taikių debesų sėjimo veiksmų. Todėl iki šiol kai kurios šalys vis dar naudoja debesų sėją, kad pabandytų padidinti lietų arba padėti vandens tiekimui. Taigi istorijoje apie vyriausybę ir orų modifikavimą yra dalis tiesos. Tačiau tai nereiškia, kad vyriausybė gali sukurti audrą, pakeisti visą klimatą ar kontroliuoti orus, kada tik panorės. Įrodyta, kad įvyko paprastesnis dalykas. JAV kariuomenė Vietnamo kare naudojo debesų sėją, kad pabandytų padidinti lietų kai kuriose vietose. O dabar kita istorija jau ne apie orus. Ji apie religinę organizaciją, kurios nariai buvo pagauti slapta įsibrovę į JAV vyriausybės biurus. Ši grupė yra Scientologijos bažnyčia. Scientologija prasidėjo nuo L. Rono Hubbardo, amerikiečių rašytojo idėjų. 1950-aisiais grupė išaugo ir vėliau įkūrė bažnyčias bei organizacijas įvairiose vietose. Plečiantis Scientologijai, ji taip pat susidūrė su daugeliu problemų su kai kuriomis vyriausybinėmis agentūromis. Viena didžiausių jų nesutarimų buvo dėl mokesčių. 1967 metais JAV vidaus pajamų tarnyba, IRS, panaikino pagrindinės Scientologijos organizacijos Kalifornijoje atleidimą nuo mokesčių. Atleidimo nuo mokesčių statusas – tai specialus statusas suteikiantis kai kurioms religinėms ir labdaros organizacijoms išimti nuo tam tikrų mokesčių. Vėliau JAV mokesčių teismas palaikė IRS sprendimą ir pareiškė, kad organizacija vykdo didelę komercinę veiklą, o dalis pinigų atiteko pagrindiniams jos pareigūnams. Tačiau kai kurie Scientologijos pareigūnai ėmėsi ne tik teisinių kovų. 1970-aisiais jie pradėjo slaptą operaciją pavadintą Operacija Snieguolė. Jų tikslas buvo gauti ir pakeisti vyriausybės įrašus apie Scientologiją ir L. Roną Hubbardą. Kad tai padarytų, kai kurie Scientologijos nariai slapta pateko į vyriausybinės įstaigas, paėmė dokumentus ir naudojo įvairius metodus. Kad gautų informaciją, kurios jie neturėjo gauti, tarp taikinių buvo IRS ir Teisingumo departamentas. Paprasčiausiai pagalvokime taip. Tarsi yra organizacija, kuri nenori, kad vyriausybė turėtų įrašus apie juos.
Užuot ėję teisėtų keliu, jie slapta siuntė savo narius paimti vyriausybės bylų apie Scientologiją. Ši slapta operacija buvo pavadinta operacija Snieguolė. Jos tikslas buvo gauti arba pakeisti vyriausybės įrašus, kurie galėtų sukelti problemų Scientologijai. Kadangi jų veiksmai buvo neteisėti ir paveikė daugelį vyriausybinių įstaigų, operacija Sniego Baltė tapo dideliu skandalu. 1976 metais buvo sučiupti 2 Scientologijos nariai, kai jie naudojo suklastotą tapatybę, kad gautų vyriausybės dokumentus. Nuo tada tyrimas dar labiau pagilėjo. 1977 metais Liepą FTB surengė reidus keliuose Scientologijos biuruose ir gavo daugybę dokumentų apie slaptą operaciją. Šie įrašai padėjo atskleisti, kokio masto buvo globėjo biuro veikla. Tai buvo Scientologijos dalis, kuri tuo metu rūpinosi organizacijos žvalgyba ir teisinėmis problemomis. Vėliau 11 aukštų Scientologijos pareigūnų buvo nuteisti bylose susijusiose su vyriausybinių dokumentų vagyste. Kišimasis į tyrimus ir kita neteisėta veikla. Tarp jų buvo ir Mary Sue Hubbard, L. Ron Hubbardo žmona ir viena aukščiausių organizacijos pareigūnų tuo metu. Tarp jų buvo Mary L. Ron Hubbard ir viena aukščiausia organizacijos pareigūnų tuo metu. Nors ji buvo paminėta kaip neapkaltinta sąmokslininkė. Tai reiškia, kad prokurorai ją įtraukė į savo sąmokslininkų aprašymą, tačiau jos pačios į teismą kaip kaltinamosios neatvedė. Todėl tikroji istorija nėra paprasta pasaka, kad Scientologija valdė JAV vyriausybę. Jie nekontroliavo vyriausybės. Buvo įrodyta, kad Scientologijos pareigūnai ir nariai vykdė slaptą operaciją, kad patektų į vyriausybinės įstaigas ir gautų dokumentus. Tai didelis skirtumas, neteisėtas infiltravimas tikrai įvyko, bet nėra įrodymų, kad Scientologija perėmė visą JAV vyriausybę. O dabar pereikime prie dar vienos garsios istorijos apie galingus žmones. Kalifornijoje yra privatus klubas vadinamas Bohemijos klubu. Jis buvo įkurtas San Franciske 1872 metais. Iš pradžių jis buvo žinomas kaip rašytojų, menininkų ir žurnalistų socialinis klubas. Tačiau laikui bėgant prie jo prisijungė daug verslininkų, teisininkų ir politinių lyderių. Vėliau klubas įsigijo didelę privačią nuosavybę Raudonmedžių miške Šiaurės Kalifornijoje. Ji buvo pavadinta Bohemijos giraite. Kiekvieną vasarą ten susirenka nariai ir pakviesti svečiai kelių savaičių poilsiui. Bėgant laikui Grove lankėsi buvę JAV prezidentai, vyriausybės pareigūnai ir dideli verslininkai. Kadangi tai privati vieta ir žurnalistai ten lengvai nepatenka, apie ją atsirado daug sąmokslo teorijų. Viena iš dažniausiai aptariamų yra keista ceremonija, vadinama rūpesčio kremavimu. Ceremonijos metu būna dideli kostiumai, muzika ir didelė pelėdos statula. Taip pat atnešama simbolinė figūra, kuri reiškia rūpesčius arba paprasto gyvenimo problemas ir stresą. Ceremonijos pabaigoje figūra sudeginama, kaip simbolis, kad laikinai paliekami visi rūpesčiai ir problemos, kol dalyviai yra atsiskyrime. Kadangi ceremonijos išvaizda neįprasta, lengva pagalvoti, kad ji turi gilesnę ar antgamtinę prasmę. Tačiau turimi įrodymai rodo, kad tai yra klubo teatrinė tradicija ir tai nėra įrodymas apie žmonių aukojimą ar kitą antgamtinę veiklą. 1989 metais žurnalistui Filipui Veisui pavyko patekti į Bohemijos giraitę ir jis parašė apie tai, ką matė, žurnalui Spy. Jis aprašė galingus svečius, kalbas, socialinius susibūrimus ir keistas klubo tradicijas. Dėl to daugiau žmonių suprato, kad iš tiesų vyksta privatus, įtakingų vyrų susibūrimas. Tačiau čia reikia būti atsargiems. Bohemijos giraitė tikrai egzistuoja. Tiesa, kad ten lankosi įtakingi politikai ir verslininkai. Taip pat tiesa, kad vyksta rūpesčio sudeginimo ceremonija. Tačiau nėra tvirtų įrodymų, kad ši grupė slapta renka prezidentus. Pradeda karus arba kontroliuoja visą pasaulį. Gali būti, kad įtakingi žmonės, būdami kartu, turi svarbių pokalbių. Tačiau tai skiriasi nuo teiginio, kad jie slapta priima visus sprendimus dėl visko, kas vyksta. Todėl šiose 3 istorijose svarbi pamoka yra ta pati. Yra sąmokslo teorijų, kurios prasideda dėl to, kad egzistuoja tikras slaptas projektas, tikra neteisėta operacija arba tikras privatus susitikimas. Tačiau, kai istorija išplinta, dažnai prie jos pridedama teiginių, kuriems nebėra aiškių įrodymų. Geriausias būdas sužinoti tiesą – nei iš karto tikėti, nei iš karto juoktis. Pirmiausia, reikia pažiūrėti dokumentus, teismo įrašus ir kitus įrodymus. Dahil minsan, ang pinakakakaibang Dalis istorijos tikrai įvyko, tačiau kartais tikrasis įvykis būna paprastesnis nei aplink jį susikūrusi sąmokslo teorija. Kitas tikras ilgą laiką kaip sąmokslo teorija atrodęs atvejis yra MK Ultra.
Šaltojo karo metu Jungtinės valstijos bijojo, kad Sovietų sąjunga ir Kinija gali turėti būdų, kaip kontroliuoti arba manipuliuoti žmonių protu. Todėl 1953 metais CŽV pradėjo slaptą programą pavadintą MK Ultra. CŽV tikslas buvo ištirti, ar galima naudoti narkotikus ir kitus metodus, kad būtų pakeistas žmogaus elgesys, atmintis ir mąstymas. Viena iš dažniausiai jų naudotų narkotikų buvo LSD, stiprus haliucinogenas galintis pakeisti tai, ką žmogus mato, girdi ir jaučia. Didelė problema buvo ta, kad kai kurie eksperimentai buvo atliekami su žmonėmis, kurie net nežinojo, jog jie yra testo dalis. Kai kuriems žmonėms LSD buvo duotas apie tai jų neįspėjus. Eksperimentai taip pat buvo atliekami ligoninėse, universitetuose ir kitose vietose naudojant pinigus iš CŽV. Kai kuriais atvejais žmonės dalyvaujantis tyrimuose net nežinojo, kas iš tikrųjų stovi už šio tyrimo. Pavyzdžiui, įsivaizduok, kad tau duoda gėrimą, bet nepasako, jog jame yra stiprių narkotikų. Tada tyrėjai stebėdavo, kaip keičiasi tavo elgesys ir mąstymas. Tokia rimta buvo etinė problema kai kuriuose MK Ultra dalyse. Tai nebuvo paprastas mokslinis eksperimentas, nes buvo žmonių, kurie nedavė aiškaus sutikimo. 1970-aisiais pradėjo aiškėti slapta programa. Tyrimas tapo dar sudėtingesnis, nes 1973 metais buvęs CŽV direktorius Richardas Helmsas įsakė sunaikinti daugelį MK Ultra įrašų. Tačiau kai kurie finansiniai dokumentai nebuvo sunaikinti, dėl to tyrėjai vis tiek rado įrodymų apie daugelį subprojektų. 1977 metais JAV senate vyko klausimai dėl MK Ultra. Čia visuomeniai tapo aiškiau, kad CŽV iš tikrųjų naudojo slaptus eksperimentus, kad ištirtų žmogaus elgesio pokyčius. Tačiau svarbu aiškiai suprasti vieną dalyką. Nėra įrodyta, kad CŽV sukūrė kokį nors įrenginį ar medžiagą, kuris galėtų tiksliai valdyti žmogaus protą kaip nuotolinio valdymo pultas. Įrodyta tik tai, kad CŽV iš tikrųjų vykdė slaptus eksperimentus, naudodama narkotikus ir kitus metodus, kad išsiaiškintų, ar toks kontrolės būdas įmanomas. Taigi tikroji istorijos dalis yra ta, kad CŽV nesukūrė proto kontrolės ginklo. Iš tikrųjų, jie tikrai bandė rasti būdą, kaip manipuliuoti žmogaus mąstymu ir elgesiu, ir atliko bandymus be dalyvaujančių žmonių žinios. Antroji istorija yra rimtesnė, nes ji truko beveik 40 metų. Tai yra Tuskegee sifilio tyrimas Jungtinėse valstijose. 1932 metais JAV visuomenės sveikatos tarnyba pradėjo tyrimą Makono apygardoje Alabamoje. Tyrėjai norėjo ištirti, kas vyksta kūne, kai sifilis nėra gydomas. Sifilis yra infekcija, kuri gali sukelti rimtų problemų organizme, jei ji paliekama be priežiūros. Jie buvo palikti be gydymo. Į tyrimą buvo įtraukti 600 juodaodžių vyrų. 399 iš jų turėjo sifilį, o 201 neturėjo. Daugelis vyrų buvo vargingi gyvenantys žemės ūkio darbininkai. Jiems nebuvo paaiškinta, kas iš tikrųjų vyksta tyrime, ir jie nesuteikė informuoto sutikimo, kaip to reikalaujama šiuolaikiniuose medicininiuose tyrimuose. Tyrimo pradžioje dar nebuvo paprasto ir patikimo vaisto nuo sifilio, tačiau tai pasikeitė 1940-aisiais. Tai penicilinas tapo veiksmingu gydymu. Šia problema tapo dar rimtesnė. Nors jau buvo vaistas, tyrėjai nesuteikė tinkamo gydymo vyrams sergantiems sifiliu, nes norėjo toliau stebėti, kas nutiks. Jei liga negydoma, pagalvokime paprastai. Tarsi yra gydytojas, kuris žino, kad yra vaistas tavo ligai, bet jo neduoda, nes nori stebėti, kaip stipriai liga progresuos, jei bus palikta be gydymo. Vyrams taip pat aiškiai nebuvo pasakyta, kad jie serga sifiliu. Daugelį metų tyrimas tęsiasi, o kai kurie dalyviai susirgo sunkesnėmis ligos formomis. Buvo ir žmonių, kurios užsikrėtė, ir vaikų gimusių su infekcija. 1972 metais visuomenė sužinojo, kas vyksta. Tada istorija pasirodė žiniasklaidoje. Kilo stiprus pyktis ir buvo pradėtas tyrimas. Po 40 metų tyrimas buvo nutrauktas. Šis skandalas tapo vienas svarbiausių priežasčių, kodėl Jungtinės valstijos pagerino taisyklės, kad apsaugotų žmonės dalyvaujančius medicininiuose tyrimuose. 1974 metais buvo priimtas nacionalinis tyrimų įstatymas. Vėliau taip pat buvo sukurtos aiškesnės taisyklės dėl informuoto sutikimo ir tyrimų dalyvių teisių. Todėl Tuskegee istorija nėra apie slaptą ligą, kurią sukūrė ofiusybė. Tai taip pat nėra apie tai, kad vyrams tyčia buvo užkrėstas sifiliu. Dauguma jų jau sirgo sifiliu prieš įtraukiant juos į tyrimą. Tikrasis skandalas buvo tas, kad tyrėjai žinojo, jog vyrai serga. Jie tinkamai nepaaiškino tyrimo ir nesuteikė veiksmingo gydymo, nors jis jau buvo prieinamas. Ačiū.